Geras klausimas apie tą įtraukųjį ugdymą. Aš visada sakiau, kad tai yra labai žalinga praktika, kad tai labai kenksmingas vaikų mokymui veiksmas buvo padarytas ir iš tikrųjų klasėje įtraukus tą specialiųjų poreikių turinti vaiką, kuris nekontroliuoja save, kuris rėkoja pamokos metu, muša kitus vaikus, apkandžioja net ir tą pedagogą, padėjėją mokytoją, kuris sėdi šalia, turi padėti ją mokytis, jisai nesimoko, jis nieko nesupranta, trikdo realiai klasiai, trikdo mokymosi procesą, tai atspėkim dabar, ar vaikai kiti, matydami, kad tam vaikui su specialiaisiais poreikiais visas dėmesys, jam nieko nesako, kad jis rėkoja, kad jisai trikdo procesą. Kiti pradeda taip vaikai krist ant žemės, spardytis, rėktis, spjaudytis, kopijuoja jį, nes mato, kad tam išskirtinis dėmesys ir realiai klasė, visa klasė, tai 20-25 mokiniai negali mokytis normaliai. Sutrikdytas visiškai mokymosi procesas. Ir aš tarybai Kauno rajono balsuodamas prieš, aš labai aiškiai išdėsčiau argumentus, bandė sakyti, kaip tu drįsti, tu neturi atjautos. Ne apie atjautą mes kalbam tam vaikui, mes kalbam šiuo atveju apie atjautą daugumai, absoliučiai daugumai. Jeigu vienas vaikas va toks sutrikdo ir sugadina visą mokymosi procesą 25 vaikam, tai kur čia yra tas gėris? Priminsiu, kad dar prieš gerą 10-metį daugiau buvo specialios mokyklos tokie mokiniam, jie ten atskirai mokėsi, buvo specialūs pedagogai, specialūs auklėtojai, specialistai, ekspertai, kurie tos specialiųjų poreikių turinčius vaikus išmokydavo iki nustatyto lygio ir jie galėdavo nesudėtingus darbus netgi ir pabaigę mokyklą dirbti. Dabar didžioji dalis vaikų negali susikaupti, negali mokytis ir nukenčia visi. Ir mokytojai labai skundžiasi, kad jiem tiesiog neįmanoma dirbti, nepadeda ir tie mokytojų padėjėjai. Nenori niekas dirbti mokytojais. Sugriovėm ir pedagoginės mokyklas, Vilniaus pedagoginis, Šiaulių pedagoginis sunaikintas. Ir ko mes norim tada iš to švietimo sistemos, kai reforma ant reformos ir kiekviena reforma nepadaro geriau, o padaro tik blogesnį mokymosi procesą.